Gerai, be streso, šiandien iš vis labai lengvai viskas ės. Tik va finiše kažkaip labai tikėjausi iš vokiečių, kad gerai išveš. Ir finiše stengiausi juos išnaudoti, bet jie ten patys užsidarė dėl to ir taip užsispaudžiau, galim sakyti. Viskas gerai buvo, tik tais vat gal kas biškį sumaišė, kad nežinau to posūkio paskutinio, tai iš pradžių biškį prisistabdžiau, paskiau mačiau, kad galima važiuoti maksimaliu greičiu ir dėl to tekas dar vieną kartą papildomai bėgėtis, ten biškį irgi praradau energijos. Sėdėjom, laukiam, aš ten, aišku, biškį paprovokavau ir ukrainiečius su rusais, gatvytus, pasakiau, kad tenais va už posūkio bus šoninis vėjas, gal tenais išeis kažką padaryti ir tai jie taip ir padarė, iš tikrųjų pabandė atakuoti komandom, tai bet nesigavo, vėja trūko. Manau, rytoj irgi bus lenktynės gan chaosiškos, nes nėra labai dideli tarpai, ypač pas pirmą 15. Ir čia tokios lenktynės vis tiek neprofesionalai, mėgėjai daugiau ir tikrai visi važiuos, kol tikrai bus tikras nuvažiavimas ir tikrai sunku kontroliuoti ir nuspėti, kada jis įvyks ir tikrai sunku jį papulti, nuspėti. Tai va.